Tai ką, ilgai lauktas gelikas, ne? Pala, negražus kadras, valim kur gražiau. Daug gal kamerą sulaužyt, vėliau reikelį. Sakau, šitą mašiną duoda. Ką, lyja laukia, ne? Nu. Ruduo. Davai, aš gal apsisuksiu ir varom kur po stogu, nes tikrai lyja. Praveščiau salonę, bet negaliu. Katuškės būtų. Katuškės, babinos. Nu ir karočiui, elementariai, žiūrėk, įjungęs DN. Ant skydelio rodo N. Reiks prasivažiuoti, bet pasižiūrėti normaliai. Perstojus į trailinį tranelį. Didelės problemos su geliku. Taip, tai nors... Aš tu sakau, užsistovėjau visai ragai. Čia neperjungia bėgio, Nors stabdžiai yra. Kadaise svajonė buvo Gelendwagenas. O dabar? Dabar svajonė tapo nežinau. Tuoj, karočiui, sustosim. Viską papasakosiu. Sveiki, draugai. Daugelis klausia, kur gelikas, kas su geliku? O kas su geliku? Su geliku viskas chujovai, na. Pirmas dalykas... Ne, tai pasakyk, kodėl mes man buvom tėvė iš karto, o dabar mes po stogu. Karočiui, lietus lyja, bet filmuotgi reikia. Reikia jums kažką parodyti. Susitarėm nufilmuoti seriją, buvo geras oras, pradėjom filmuoti iš karto. Jo, pradėjo lietus, bet nieko. Gerai, kad yra pastogė kažkokia. Tai karočiui, su geliku kokios problemos? Stabdžiųgi mes nefilmuosim, kaip mes keitėm trečią seriją. Bet esmė kame, stabdžiai sutvarkyti, tas anas, kaip ir sakiau, viskas ten tinka nuo visų tų LT-škių krovininių ir taip toliau. Ta prasme, ne tai, kad tinka. Lygiai viskas tas pats. O ne taip, kad čia mes nusprendėm kuo pigiau jį surinkti ant šūdinų detalių. Ne, viskas tinka nuo LT-škės, tai ir sudėjom. Tai pagrindinė esmė kame dabar. Pakeičiau žvakės, pakeičiau babinas. Kaip ir perstojo trailint. Prasivažiuoja, vėl pradeda trailint. Neturiu laiko prie jo realiai prieiti, nes buvo projektas dabar 3 savaitės patrulį dariau ir nebuvo laiko. Labai daug visokių mašinų yra kad tvarkyti, tai dėl to neatrandu kažkokios didelės galimybės, plus, kad normaliai jį pasidaryti diagnostiką, mano diagnostika nevelka jo, būtent launchas, arba esmė kame su šito geliuku apskritai. Jisai, kaip suprantu, yra buvęs skendęs. Ir pusę blokų daro, ką nori ir taip toliau. Aš nesu labai didelis kažkoks elektrikas ir taip toliau, dėl to aš į jį nelendu. Ir kaip patys, manau, gali suprasti vieną dalyką, kad jeigu įlendi į kažkokį, kaip pavyzdys, bloką, jį sudegini, čia šitam gelike kainuoja viskas kosmosą. Kaip pavyzdys, plastikėlis, kur mygtukai lango atidarimo, 100 eurų. Plastikėlis mažas, va toks va. Toliau, radiatorius, kaip pavyzdys, priekinis, 500 eurų.
o tinka paprastas. Tai yra labai daug visokių niuansų, nėra labai pigi mašina, dėl to ir neskubam jos daryti. Dabar va su žurnaliuką prasivažiavom ir ką mes matom, kad nežinau, ar čia nuo stovėjimo, ar čia kažkas įsijungia. Ant skydelių nieko nerodo, kad ten būtų, kaip pavyzdys, gearbox problem ar dar kažkas. Važiuoja tik tai, kaip aš supratau, 3 greičių. Nežinau, vėlgi, reikia jungti diagnostiką, žiūrėtis ir taip toliau. Man nėra šiam momentui didelės kantrybės šitam visureigiui, pavadinkim jį visureigiu. Ir dėl to vyksta tokios nesąmonės. Tai nežinau, dabar galimai, kad netempti gumos po Lukašo BMW baltos, važiuos jisai dažytis iš karto, o po dažymo aš nežinau, tada jau tikriausiai pradėsim krapštyti jį, gilintis ir taip toliau, bet sakau, reikės gal pas tavo tėvuką nuvažiuoti ar paprašyti, kad jisai atvažiuotų su savo rimtom diagnostikom, kad pagelbėtų. Taip ar ne? Taip. Nu tai va, nes čia, sakau, įdomi mašina, buvo kažkadaise mano svajonė, bet pasakykim taip, aš manau, kad ir mūsų žiūrovai yra tokie patys paprasti žmonės. Matot, aš purvinas iš garažo išėjau, žurnaliuką atvažiavo, sako, reikia filmuoti, filmuojam. Tai paprasti žmonės, babkių mes milijonų neturim, tai dėl to aiškinamės, kaip kas yra ir dėl to taip viskas ir yra. Tai gal 3 seriją apie stabdžius nufilmuojam. Stabdžiai pakeisti, katuškės pakeistos, žmonės, kurie nesupranta, bus apie nieką. Tai katuškės pakeistos, žvakės pakeistos, plastikėlis įdėtas tas. O toliau sakau, reikia aiškinti su visais tais blokais ir taip toliau, nes. Prasideda bariai, nežinau, ar čia nuo stovėjimo, ar čia nuo ko, bet pasakysiu taip, kad šitas kubikas kažkiek yra pavargęs, tikrai pavargęs. Ir... Kainuoja 30 štukų, ar ne? Kaip? 30 štukų kainuoja, ar ne? Nežinau. Tiesą tau pasakysiu, jeigu aš žiūrėčiau kaip čia pasakyti? Kaip pasakyti, paprastai ir pasakyti. Mūsų žiūrovai žiūri mūsų dėl ko, kad mes rodom, kaip nupirkti tvarkingą automobilį, gerą, tas, anas ir taip toliau. Tai dėl tokio visureigio, tai aš nežinau, už 30 galima paieškojus, gerai paieškojus Europoje ir taip toliau. Aišku, ten ne Vokietijoje, ne Olandijoje, nes ten jie kainuoja po 80 ir taip toliau, nes ten rydos mažas. Šiaip ir pas šitą rydą maža, bet jisai turi problemų. Tai nežinau, koks nors gal Mercedes guru, kuris ten viską išmano, gal ir paimtų jį už 30 000, bet... Ir pardavinėti nesinori, nes netvarkingas. Reikia dasibaigti, pasidaryti ir taip toliau. Manau, žmonėm iškils klausimas, kas ten per patrulis pastavė. Ką tu ten darei 2 savaitės, 3? Einam gal parodysim? Einam parodysim. Va. Kaip zaibali šitie bomžai iš garažo rėk, girdi? Ko tu nori? Eik, blėt, varštus suk. Žinai, kodėl jisai čia stovi? Tingiu plaut, tegul lietus nuplauna. Tai kas per patrulis? Pasižiūrėk, koks aparatas. Nebaigta, ne čia? Nu, nebaigta, laukiam langų. Langai bus tokie dideli, tai pinigų irgi belia kiek išeina. Tai kol kas statyba stovi, laukia. Karoči, žmonės paklaus, ką tu ten 3 savaitės darai su juo. A ką aš dariau? Rašiau tiechui, buvo be techninės apžiūros, šitą patrulį 3 metus atgal turėjau. Nu ir kaip matot, truputį išpurvintas jau yra. Testavom, žiūrėjom, kas kaip, liko tiltuose tepalus pasikeisti ir galima bus gazuot. Kaip visada, normantėlis, kai tik ruduo, kai tik atšalo orai, jamgi reikia kažką nupirkti, kad su juo pystis, sėdėti šaltam garaže, nes kol kas dar nekūrenam, ir po to šalti balose ir taip toliau. Bet čia tokia mašina, kur balose nereikia šalti. Čia tik taip adrenalinas sužaidžia ir važiuoja savo kaip reikia. Daug žmonių irgi rašė, nufilmuokit offroadą. Tai parašykite komentarus dabar, jei galit, ar įdomu bus offroadas. Jeigu bus offroadas, reiškia, mes padarysim ką žurnaliuką, paslėpsim dovanėlę su patruliu.
Atsimeni, kaip tada paslėpėm dovanėlę? Žmonės kiek? 6 valandas. Prasidėjo. Jo, prasidėjo baloj. Tiltas priekinis myrė. Kas ten dar pas juos? Nu, karoči, nesmė. Virvė mirė. Jo, suplėšė sintetiką. Ne sintetika, o jo, sintetika gervės. Nu ir prasiknyso. Nuvažiavom, mes juos išsitempėm, nes mes visada padedam visiems. Mūsų idėja, mūsų žaidimo, tai vis tiek reikia žmonėm padėti. Aš ką galvoju, žurnaliuga. Matei, vienas blogeris rodo, kokį jisai visureigį turi nusipirkęs. Faina. Jo. Tai gal metam iššūkį, kas toliau pravažiuos? Galima pabandyti. Manau, žiūrovai, jeigu žiūri mane, tai žino ir apie ką mes kalbam. Tai jeigu bus įdomu, kai išeis jo video su tam tikru visureigiu juodu, kaip jisai vadina kubikų irgi, ir kaip jisai ten judulys ir taip toliau, tai parašykit komentaruose. Mes kišsuki Normiksui, kas toliau pravažios. Galim pabandyti. Aišku, mes vėlgi nesam mėga kažkokio offroaderį ir taip toliau. Bet, kaip sakoma, patirties truputį turim. O ką dar, žurnaliuga? Kaip tu galvoji? Nu, šita serija, man rodos, bus truputį liūdnoka pas mus, ne? Nes nėra ką parodyti. Kodėl nėra ką parodyti? BMW kur dabar? BMW dažosi. Mesgi negalim praleisti sekmadienį, palikti žmonės be mūsų veido jų ekranuose ir taip toliau. Tai reikia vis tiek kažką parodyti, tai kažką ir rodom. Mašina iš kitos šalies, negalim nufilmuoti šitoj serijai. Jo. Kodėl? Todėl, kad čia turi būti atskira serija. Šiaip jo. Iš esmės taip, bet žinok, aš žinau dabar ant keltuvo kaba Volvo. Jinai buvo prieš 2 metus pirkta iš Vokietijos. Aš tą Volvą parinkinėjau šitam žmogui. Ir galim pasižiūrėti, kaip pas ją dugnas dabar. Dėl įdomumo galim? Dėl įdomumo. Jinai pravažinėjo 2 metus Lietuvoj. Tai tuoj nueisim pasižiūrėsim. Tark tu irgi porą žodžių, ką man pasakyt, kaip tu galvoji vapšė? Kada dovana ant 10 kasikėjų bus? Vybal, tai tu to. Gerai, tu čia šoviai. Kada dovana bus? Pasakysiu taip, nemeluosiu iš tikrųjų. Kodėl, kaip žadėtos dovanos vis dar nėra, jau 10 000, net 500 yra surinkti ir taip toliau. Ieškom partnerio, su kuriuo galėtume padaryti labai gerą dovaną. Ta prasme, supraskit vieną dalyką, žmonės, aš jums papasakosiu vieną esminį dalyką. Mes iš YouTube nieko neuždirbam, praktiškai. Jeigu ten galvoja kažkas, kad va, čia pradėjo filmuoti gėlikas, atsirado patruliai, dar kažkas čia. Iš tikrųjų taip nėra, labai sunku iš YouTube kažką uždirbti, iš YouTube uždarbio nėra pas mus. Tai mes negalim sau leisti nupirkti M-kę arba ten pasidaryti, nežinau, kažkokią mašiną padovanoti žmonėm ir taip toliau, nes tai yra banalu, kaip iš mano logikos yra ir, nu, patys supraskit, ką mes jums dovanosim, slyvą kažkokią, arba ten, nežinau, Audi, yra man Audi stovi, galim Roberto Audi seną padovanoti. Šlangus pučia, daužta porą kartų buvo ir taip toliau, Nu, su šita Audi yra kita idėja. Nu, su šita Audi jo yra kita idėja. Manau, suorganizuosim irgi ją gal žiemą, kad būtų minkščiau nusileidinėti kur nors. Tai dėl to ir sakau, šiam momentui nėra tos dovanos, nes ieškom partnerių, būtent partnerių, su kuriais galėsim padaryti gerą tokią įdomią dovaną. Kodėl aš sakau atvirai, tiesiai, šviesiai kaip yra, nes mūsų kanale mes stengiamės neapgaudinėti žmonių ir sakyti taip, kaip yra iš tikrųjų, nes dabar toliau ateityje bus ir apie automobilius daug visokių serijų, kur ten kaip pirkti, kas tas, anas ir taip toliau. Ir jau sekančioje serijoje galimai, kad parodysim, kokiagi ten pas mūsų aikštelė ir kaip ją rasti ir taip toliau, nes labai daug žmonių rašo ten, Normantai, kur jūsų aikštelė, Normantai ten, ar turit visureigį kažkokį parduoti ten žmonai, sesį ir taip toliau ten ieško. Aikštelė bus susijusi su to, nežinau, dar pasikalbėsiu su kolega, ar jisai pasirašys ant to, kad aikštelėje rodyti viskas taip, kaip yra iš tikrųjų. Ta prasme, atvažiavo daužtas automobilis, daužtą automobilį ir parodėm, ir kaip jisai buvo nudažytas ir taip toliau, kad nebūtų jokių apgaulių.
atsukta rida, mes, aišku, aš asmeniškai nesuku ridų, bet žinau, kad net Vokietijoje ir taip toliau tas rydas suka ir dėl to Lietuvoje, kaip pavyzdys, tos pačios ataskaitos ir taip toliau dažnai nieko nerodo, nes protingi pirikupai, aišku, kaip ir minėjau praeitose serijose, daro irgi viską protingai. Tai dėl to taip ir yra. Vėl Robertas skambina. Aikšteliai bus automobiliai tik tie, jeigu pasirašys mano kolega, su kuriuo ten ale bandom susibendrauti, susidraugauti, susidirbti ir taip toliau, kad būtų automobiliai tik tie, kurios, kaip sakoma, galima būtų parduoti žmonėm. Dar su žurnaliuga galvojam atsidaryti savo Telegram kanalą, kur bus automobiliai mūsų aikšteliai. Ir jie bus patikrinti nuo A iki Z. Ta prasme, kaip čia dabar taisyklingai suformuluoti. Pilnai video apžvalgos. Jo, bus pilnai. Karočiui, žiūrėkit, aš jums pasakysiu taip. Bet čia galimai vėlgi, mes dar apie tai planuojam. Bus taip. Yra automobilis, kaip pavyzdys, nežinau, ten, patrulis šitas. Bus pilnai nufilmuota video medžiaga. Iš apačios, iš viršaus, parašyti visi trūkumai, ant lapelio bus surašyti visi diagnostikos klaidos, visos surašytos ir taip toliau. Ir plius minus, kiek galima už šitą automobilį mokėti. Ta prasme, kaip pavyzdys, jeigu ten bus, nežinau, ten perdažytas, dažytas ir taip, nekalbam apie patrulį, nežinau, ten apie kokią nors normalesnę mašiną, kaip pavyzdys Q5 kokią, Q3. Jeigu ten buvo dažyta, tas anas, ar ten špakliuota ir kiek plius minus galima už tą automobilį mokėti. Kas iš mums iš to bus, mes turėsim savo Telegram kanalą, o ten jau toliau žiūrėsim, gal kažkokia matematika gausis. Kokie planai? Tokie planai, jo, toliau ką mes dar galvojam su tavim? Pasakot žmonėm, nepasakot? Galimai, kad atsiras mūsų vardiniai rūbai, ta prasme... Šią savaitę jau eskizai turi atvažiuoti. Jo, šią savaitę eskizai, tai, karočiui, grubiai pasakysiu taip. Pirkdami tą rūbą, jūs tiesiog mums paremsit. Galimai, kad atidarysim Patreoną dar ar dar kažką, nes pasakysiu taip dar, ką mes su tavim žurnaliuga kalbėjom ir ką mes norim ir pasakyti. Daugelis žmonių rašo, va, jūs čia pradėjote reklamas filmuoti Hado, kas ten dar, BitPro, Car Vertical ir taip toliau. Supraskit mums vieną dalyką, pasakysiu taip, kad mums gyvuoti šitam YouTube, ta prasme, kurti filmukus, nupirkti naują įrangą, nupirkti tą patį droną ir taip toliau, mums reikia iš kažkur gauti pajamų. O pajamų mes gaunam iš būtent šitų kažkokių reklamų. Tai nepykit, jeigu yra ta reklama, kiek tos reklamos ten yra, minutė, dvi, pasižiūrėkit tą reklamą, nereikia ten rašyti komentarų, kad ten tu ten tas, anas ir taip toliau. Supraskit ir mus. Aš jums kaip pavyzdys pasakysiu, mes reklamavom ten tą ir tą, iš tos tai, ką reklamavom, nepasiėmėm savo pinigus į kišenės ir ten prabaliavojom ir taip toliau. Nupirkom droną. Su dronu negalim dabar daryti kadro, mes pirkom jį su tą sąlygą, kad mes filmuosim offroadą ir taip toliau. Filmavom kažkiek offroadą, žmonėm tas offroadas nelabai kažkaip pasižiūrėjom ir užeina, nes aš pats asmeniškai suprantu, kad kai kuriem nelabai įdomu žiūrėti tą offroadą, nes laužo žmonės džipus, gadina gamtą ir taip toliau, bet mes važinėjom ten, kur galime, mes draustiniuose nieko nedarom. Ir mes negadinam jokios paklotės, mes važiuojam ten, kur jau buvo važiuota. Miškovežiais, pelkės kažkokios yra ir taip toliau, kur jau buvo važiuota. Ta prasme, patys asmeniškai ten tikrai nevažiuojam į kokią pievą, kur tik tai vabalutė yra, davai ten išmalsim, kad žmonės negalėtų ten praeiti ar dar kažką. Bet ne visi reklamos pas mus hujovas. Jo, ne visos reklamos pas mus hujovas, mes stengiamės, suprantat, yra daug mums reklamų, tų visokių siūlo, ten, nežinau, peliukus nufilmuokit, dar kažką, šito mes tikrai nerodysim. Mes rodom tai, kas susiję yra su automobiliais. BitPro realiai, Jo, BitPro, iš tikrųjų, padarom ir reklamą iš karto čia, vietoj BitPro. Paklausi po to pasier, jam patiko. Kodėl, kaip pavyzdys, mes pradėjom reklamuoti BitPro? Aš toks žmogus, aš savo galimybėm visą laiką padėsiu kitiem žmonėm, ta prasme, kom.
Kom padėti, man jisai kom patinka. Buvo pas mane ten su CLS, problemų su kitais vežėjais ir taip toliau, bet kom man patiko BitPro. Tu jam parašai, jisai tau iš karto atrašo. Tu ją paprašai, jisai tau tą ir tą padaro. Kaip kiti vežėjai daro? Žinai kaip daro, kaip aš kreipiausi, kaip man padėdavo jie. Va tau kopartas, va tau IAI, išsirink savo automobilį, man atsiųsk, aš tada pabandysiu sužaisti, kai turėsiu laiko. Nu, tai ką čia per vežėjai tada? Tai netgi paprastas toks dalykas, aš 12 nakties parašiau BitPro dėl Audi A7, jis man iš karto atrašė, kad taip ir taip tokia situacija, o tokia čia yra buklėtos mašinos ir be jokios ten, ai ką tu čia naktį rašai, kujo majo padėjo, paaiškino ir tiek. Nu tai va, aš dėl to ir sakau, žmogus yra dabar reikia išsakyti šitą žodį, kompetitingas. Atsako už savo žodžius, man jisai tom patinka, kad jisai pats save filmuoja, ta prasme, jisai nėra tas žmogus, kuris bando paslėpti savo veidą ir taip toliau, kaip daro kiti vežėjai, kad tik tai jų ten nematytų, įmonės ten ant kažko atidarytas, tas, anas ir taip toliau. Čia žmogus atsako už savo žodžius, vėlgi paėmus tą pačią BMW, kuri yra pas Lukašą. Lukašas, aišku, ten pats susifėlino, nupirko tą triperį ir taip toliau, bet darbą atliko BitPro, padarė taip, kaip reikia. Dėl to mes ir reklamuojam jį, nes žmogus daro savo darbą puikiai. O jeigu daro puikiai, reiškia ką, normantėlis per žiemą pasitaupys pinigėlių ir gal vasarai, ką nors. Šiandien su Audinė prasivažiavau, galvoju, reikia kažką greitesnio nei Volvo paimti. Nu tai va, bus čia tų projektų iš Amerikos ir taip toliau, nėra čia problemos, visgi kažką rodysim, bet vieną dalyką dar su žurnaliuga suprantam, kad pas mus po biški tampa sunkiau. Sunkiau kom, kad mes pasirinkom tokią nišą, kuri nebuvo užimta, ta prasme, ir kur mes suprantam savo darbą, kad parodyti kažką protingo žmonėm. Tai dėl to yra tokia problema, kad jeigu mes filmuotume mašinų apžvalgas, būtų kontento to, mašinų tu yra belekiek, bet mes pasimėm tokią nišą, kur po biški pradeda baiginėtis tai, ką galima parodyti, bet mesgi su žurnaliuga ne kažkokie durneliai esam ir tikrai bus tų vaizdų, rodysim daug visko ir taip toliau. Bus, netgi kaip pavyzdys, dabar kalbu, pas mane mintise, kokį automobilį nupirkti iki 3000, iki 5, iki 10, 20, 30, kokia geresnė Audi, BMW, Volvo, viską parodysim žmonėm, kad jie galėtų. Tai jau pas mane vienas pirikupas, žinai, ką paskambino, sako, atvažiavo pas mane žiūrėti Volvo, XC90, prisižiūrėjo tavo video, pašildė dėžę, automatinė, išvažiavo į greitkelį, pašildė dėžę, jinai smūgiuot pradėjo ir nenupirko. Sakau, senį, dovanok, reikia stengtis pardavinėti jau gerus automobilius. Nebe tie laikai, kada galima buvo kolonėlį automobilį su pučiančiais šlangais parduoti ir davai, su pinigais kišenį, pėsčiom iki namų, sėdi, skambina, tik tai užblokuoja numerį. Aš taip nedariau. Pasakoju istoriją Roberto, ne man. Nu nedariau, žurnaliuga, ko tu juokiesi. Gerai, einam pasižiūrėsim Volvo iš apačios. Jeigu jinai, aišku, yra pakelta. Iš Vokietijos, tai žiūrėk, per 2 metus Lietuvoje dugnas tikrai dar geras. Pasižiūrėk, slenkščiai, viskas čiki-piki. Aišku, jinai purvina yra, bet jau kažkiek minimaliai rūdžių yra. O tai reiškia, kad greitai bus pizda, jeigu Valera nepasidarys tvarkingą antikorozinį. Taip ar ne? Jo. Nu tai va. Karočiui, gerai, neįdomu tą Volvą. Jau filmuojam beleką su tavimi, ne? Jo. Nu šiandien tokia diena. Sorry už tokią seriją, kad visko visokios informacijos, makaronų visokių, bet makaronų mes nekabinam. Mes sakom tik tai tą, ką reikia. Tai su geliku, manau, visiems viskas aišku. Nerašykit komentarų dėl geliko, bet gali šiaip prašyti. Visą laiką, dar ką norėčiau paminėti, visą laiką, kai mūsų žiūrit, įsijungėt video, nesvarbu, heiteriuga, ne heiteriuga, pohui. Parašykit komentarą bet kokį. Smilą, dar kažką iš televizoriaus irgi galima tą komentarą parašyti, nepatingėkit.
Tie komentarai mums padeda gauti motivaciją ir pakelti video aukštyn. Spauskit irgi laikus, subscribinkit būtinai kanalą. Supraskit vieną dalyką. Jūs nors ir nesidomi tais automobiliais, nežiūrėsit mūsų ir taip toliau, bet gal kada nors kokia nors bus įdomi serija būtent jums ir jūs jos nepraleisit, arba galėsit kokią nors laimėti dovanėlį. Gal kokia nors dovanėlė bus lengvai užslepta ir jūs su savo, kaip pavyzdys, Audi arba X-Drivinių BMW arba kokia nors Volvo AVD davažiuosit ir pasiimsit tą dovanėlę. O toliau ką? Ai, dar vienas dalykas, matei bajerį, karočią. Tie žmonės, kurie kažkada ten sakė, ten nesvarbu, ką sakė. Filmavo vieną, pamatė, kad pas mus eina, davai filmuosim apie automobilius. Ir filmuoja. Tegul filmuoja. Tegul filmuoja. Mes jau vis tiek einam į priekį. Tai vat, sorry už tokią galimai kažkam neįdomią arba įdomią seriją. Šiandien lyja, šiandien penktadienis pas mus, jūs žiūrėsit sekmadienį. Mumsgi reikia jums kažką parodyti ir kažką papasakot, kas pas mus vyksta ir taip toliau. Offroad'um paėdėm, ne? Į offroadą nežinau, ar važiuosim į varžybas, galim nuvažiuoti nufilmuoti arba galim nuvažiuoti sudalyvauti, bet kažkaip nenoriu aš visų regio laužyti. Gal ir nuvažiuosim, nežinau. Nežinau, žiūrėsim. Dar yra laiko virš 20 dienų, ne, mažiau, nei 20. 28, man rodos, ar 27 varžybos. Lukašas nevažiuos, jisai bus Turkijoje, o ten lyja, tegul važiuoja poilsiauja. O mes, nežinau, žiūrėsim. Gal ir nuvažiuosim, o gal ir ne. Jeigu Lukašo nebus, tai reiškia, nebus ir rimtos konkurencijos. Galima bus gal 3 vietą, kokią 2 paimti. Bet tada reikia laužyti visų regių. O laužyti, nu žiūrėsim, nežinau. Nes su patruliu reikia, jeigu važiuoji su patruliu, reikia gazuot ir dar kartą gazuot. Ten kaip su vos po truputį, ten taip nedirba. Nu, bent jau pas mane, nežinau. Reikia, kad jisai va taip pašukinė. Tai vat. Nu tai visai, baigim tam. Tai jo, dar kartą. Subscribikit kanalą, statykit laikus, rašykit komentarus ir sorry, kad tokia liūdnoka serija. Sekančią seriją pamatysit, kaipgi ten pabradės dažytojas, blėt, nudažė tą baltą BMW. Ir kas su to baltų BMW bus toliau. O ten jau po to prasidės, kaip ką reikia daryti automobilį nupirkus iš Amerikos, kad jam praeiti ekspertizę ir jį užregistruoti. O tai, manau, jums tikrai bus įdomu, tad nepraleiskit šitų serijų. Ir daug bus visko. Kokį perichodą dabar padarysim? Žinai, matėjai, Lukašas pasakė, ką tu čia iš to nukopijavai, kad tu čia taip išeini gale video. Karočią, все į kiną, draugai. Dieną filmavom, vakare linksminėm. Gerai lindom.